kaip senai besimatėm. Mes su Amandute. Ką Amandute darai? Amanda kuria mane. Nu, mano nosis, žinok, platesnė yra. Platesnė? Ir akis mano yra žalios. Esu sugalvojus vieną idėją, vakar sugalvojau, nes jau žadam puošti eglutę. Galvoju, kad man pritrūks žaisliukų. Kodėl man jų nenusinerti? Tai aš greit pasiruošiu viską ir pabandysiu jų prisinerti kartu su jumis. Nersiu? Tu ligonytė mano namuose, vas jums žaidžia. Esu prisipirkusi visokiausių žaisliukų. Turiu idėją puošti aukso ir sidabro spalvom šiemet. Turėtų gražiai atrodyti, aš galvoju. Dėsiu dar kaspiną iš tokios medžiagos. Tokį bandysiu kažkaip surišti didelį. Tai visa mano eglutė šiemet bus naujai papuošta. Tečiai sakysim, kad seni čia. Aš galvoju, kad man truputėlį trūks auksinės spalvos. Ir ką aš radau iš pernai, radau šituos siūlus. Esmė tame, kad yra labai ploni ir aš turiu ištraukiau savo tą pirmąjį vašelį plonyti. Pažiūrėkit, koks jisai ploniukas. Ko antikrinaus akis šią savaitę, jos yra idealios. Tai pasižiūrėsim, ar tikrai idealios, nes aš, jeigu taip atvirai nebandžiau, tiesiog Pintereste prisižiūrėjau tokių varveklių ir kaip matot, visi tie mano žaisliukai yra tokie varvekliai. Tai aš noriu dar varveklių. Tai aš galvoju. Tu jau daug žaisliukų padarai. Eina savo, čia aš net neina man sukrapštyti. Aš nežinau, ar aš galėsiu rodyti, kaip aš neriu, nes bus visą laiką taip suraukta. O Jezu, čia žinokit, nieko nesimato. Tai jau antrą įlipu. Ir bandau tada dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ką padarom. Ir į paskutinę tos mano pirmos eilutės kilpą darom vėl dvigubų užmetimų. Aha, kaip šiauriai sunku. Tai dar tie siūlai tokie, kaip, nežinau, plasmasiniai kažkokie. Aš iš tikrųjų iš tų siūlų bandžiau pernai daryti tokias kaip kelnes, ale tinklinės, po kokią suknelę, kur pasimaut, ar ten kokius sijonų mini. Bet tiesą sakant, taip ir nepabaigiau. Labai sudėtingai su tais siūlais ir plius vašelį netitaikiau visiškai. Tokį didelį buvau pasiemus ganėtinai pagal šito siūlo storį, tai čia realiai reikia va su šito, o šičia yra 1,25 mm. Amandute, nubaig, bus paskui visur blizgės viskas. Jo, dar gražiau bus. Tai dabar trečią eilutę vėl 3 į viršų, imituoju stulpelį su 2 išmetimais, apsuku. Ir ką aš dabar darysiu trečioji eilutė? Jesu, koks mažiukas! Dabar aš darysiu 10 į šitą skylę, 10 stulpelių su 2 užmetimais, tada padarysiu tarpą, kokių 6 kilpų 7 ir tada vėl 10 stulpelių su 2 užmetimais. Bandom. Tai iš tikrųjų, kadangi čia imituojam vieną stulpelį, tai darau 9 užmetimus pirmiausia. Nu, nėra tos akis labai jau idealiai, kad geras būtų. Amanda žaidžia Simsus. Kokia nostalgija, mes su sesė visą laiką grįždavom iš mokyklos, grįždavom ir Simsus žaisdavom. Bet žinok, jis per tamsus, Oda tai tikrai per tamsi. Ne. Per tamsi. Kaip pastorinti? Čia yra tarpas va paliktas. O čia yra va tokie. Nežinau, matos, nesimato. Mano tikslas dabar yra grįžti žemų stulpelių iki šitos va skylutės ir čia jau daryti 9 stulpelius su 2 užmetimais, tada vėl tarpukas iš kilpų, toks pat, irgi darysiu 6 kol kas ir tada vėl 9 į šitą. Ir taip vis mažinsiu aš tų stulpelių ir tada vėl grįžtu žemų stulpelių į vidurį kitos eilutės ir tada jau darau 8 stulpelius su 2 užmetimais, padarau eilutę su 8, tada kopiu į viršų, vėl grįžtu 7 tada darau ir taip 6, 5, Vašelis tai yra super duper mažytis. Jatiau. Tai žodžiu,
aš dabar pasibaigsiu vieną ir nežinau, kiek čia tokių prisidarysiu. Būčiau laiminga, jeigu pasidaryčiau 10 per šiandien. Ir tada rytoj galėtumėm puošti ramiai savo eglutę ir parodyčiau, kaip jinai atrodys. Va, kaip atrodo mano varveklis. Šiaip labai blizga, labai gražiai atrodo. Tik žinot, kas yra? Riečiasi, va. Tai aš galvoju jį įdėsiu tarp 2 kepimo popieriaus lakštų ir tiesiog bandysiu palyginti. Jeigu neišsilydys man, pažiūrėsim. Labai cute atrodo šiaip. Ne ką mažesnis va negu šitie. Blizgučių milijonas, aišku, aplinkui, bet va kaip žėrės. Man atrodo, šiamus. Čia kaip gražiai padarė mama. Čia, man atrodo, irgi papušalai. Koks cute! Koks cute! Koks kailiukas. Koks cute! Čia irgi buvau tokių prisidarius nesąmonių. Nukišti. O, jo, tikrai geras. Eglutė yra papuošta, bet mes važiuojam dabar į Kauną ir gal užsuksim prie Kauno kalėdų eglės. Dabar sustojom į degalinę ir išvažiuojam iš Klaipėdos. O visą pilną eglę parodysiu vėliau, bet papasakosiu viską, kaip ten man viskas dar sekėsi puošti. Truputį dariau upgrade. Nelabai patiko. Vaikai, šiaip per jūsų juoką ir garsus nieko nesigirdi, ką aš šneku. Gerai. Okay. Atvarėm į Kauną pažiūrėti Kauno eglės. Turiu pasakyti, kad žiauriai gražu čia Kaune. Wow. Labai patinka. Mano eglė tikrai nėra gražesnė negu šitą, aišku, nieko nesitikėkit. Toj parodys, kaip atrodo mano eglė. Oi, šiandien pirmadienis. Žiauriai ilga diena šiandieną buvo. Galvojau, kad viską susitvarkysiu ryte. Bet lakstėm pro daktarus, tada variau į darbą. O ką tu darai? Kalėdinį namelį. Tai va čia įsipaišė mano žaisliukai ant greičio. Pasidaryti, pasigaminti, dar čia reiktų apkarpyti. Aš manau, kad aš dar turbinsiu šitą eglę kažkaip, bet toks trendinis variantas. Tai va, su kaspinu dariau šitą kaspiną, jo negalima judinti. Palauk, mažda. Jo negalima judinti, nes tenais įdėjau permatomos tokios kaip medžiagos, ne medžiagos, tokio kaip, nežinau, kartono. Ir susivau čia iš 2 dalių, nes buvo per trumpas, nežinau ar matėt. Ir padariau tokį ilgą per visą eglutės ilgį.
Man trūksta labai čia kažko, nežinau dar ko. Tikrai ne žaisliukų. Pati eglė pas mus jau tokia išretėjusi kažkokia. Ja, manau, kad mano ta pati eglė tokia pasenusi yra, jau nežinau, eilę metų. Tai manau, kitais metais jau noriu labai tikros eglutės. Šiemet dar bus pats tas, nieko čia labai mandraus, tiesiog norėjau parodyti, kaip galima išsisukti iš padėties, kai nenori labai daug investuoti, kai moki nerti, kai turi visokių kažkokių likučių, netyčia atrastų ir gali puikiausiai susigalvoti savo žaisliukus, juos pasidaryti ir jais pasipuošti. Anksčiau būdavau visą laiką apkrovusi savo tą eglutę. Tais žaisliukais visokių irgi turėjau prisidariusi vienais metais. O šiemet man norėjosi tokios labai lengvos, elegantiškos, tai pamačiau Pinterest'e tą kaspino idėją, dabar matau trendina, jinai kaip reikalas, nes visur tie kaspinai, aš galvoju, aš sesiai nusinčiau jau prieš 4 mėnesius, 3 mėnesius, galvojau vienintelė, čia būsiu su tokiu kaspinu. Oh my god, kokia aš naivi buvau. Nes iš tikrųjų tai labai labai gražiai, cute atrodo tikrai. Rezume, mano eglutė yra papuošta. Nėra iki galo dar visi namai papuošti. Bet manau, čia storiukose prikelsiu iki švenčių dar visko. Nes ir vaizdas labai gražus, manau, bus kai prisnigs. Šiaip ir matosi senamiesčio šviesos. Kartais tokie tie lazeriai labai irgi gražiai atrodo, dabar nesimato ir apsiniaukia. Tai savo Instagrame prirodysiu labai daug gražių vaizdų, manau, šį kalėdinį laikotarpį. Tai jeigu kam įdomu, galite visada pasiekti, paliksiu savo profilius ir Bailės profilį, ir savo asmeninį profilį. Ir taip, toks šiandien trumpas vlogelis, lengvas, pirmadieniui. Tai gražaus laukimo, nežinau, ar iki švenčių dar pasirodysiu čia, gal ir pasirodysiu, šiaip tai parodysiu. Dabar dukterėčiai darau liemenę iš delnųjų siūlų. Tokia. Labai jie švelnus. Labai švelnus, labai. Tokie faini. Tai nežinau, galvoju gal Amandai dar tokį, ne galo, iš tikrųjų Amandai dar tokį nunersiu. Tai galbūt ir parodysiu netgi kaip neriu ir papasakosiu, ką, kiek, kokių akių ir kokie siūlai tiksliai. Tai ačiū, kad žiūrėjote iki galo. Labai jūsų pasilgau, tikiuosi ir manęs pasilgote. Ir iki greito, nežinau, galbūt gal dar susitiksim šiais metais. O jeigu nenorit laukti, kaip ir minėjau, visada Instagrame jūsų laukiu ir ten dalinuosi savo kasdienybę. Bye!